World in your pocket. Pasaulis yra didžiulis, todėl reikia jį apkeliauti, kad nebebūtum toks mažas. Arba užsispirti, patempti lūpą ir tyčia nesijudinti iš vietos, kol apsisuks ratas. Vienaip ar kitaip, tiesą sakant, nėra jokio skirtumo, pabaiga ta pati. Atsisėdi kur pievoj ir pamatai, pasaulis besas jau tik lygiai akies obuolio dydžio. Puikiausiai telpa akiduobėn, visai kaip čia buvęs. Statau barikadą aplink save. Sustumiu spintą, lovą, pergriaunu šaldytuvą. Jie atsiunčia derybininką, picų pardavėją. Priešintis beprasmiška, sako jis. Priešintis beprasmiška, sutinku. Jis išeina kaip nugalėtojas, palikęs picą su krabais. Ateina paštininkas, štai jums registruotas laiškas, pasirašykite. Pasirašau, abu šypsomės. Priešintis beprasmiška, sako laiškas. Nesiginčiu, mandagiai sutinku, nėra nė mažiausios vilties. Tada ateina mormonas. Ar tu žinai dieviškąjį planą, klausė mormonas. Žinau, priešintis beprasmiška, sakau aš. Mormonas numurma laiptais. Tobulinu barikadą, plyšius užkamšau senais laikraščiais ir kramtomąja guma. Skambina į duris ir vėl. Už durų picų pardavėjas, mormonas ir paštininkas. Kogi dar, klausiu aš. Buvote teisus, sako jie. Priešintis beprasmiška ir nėra nė mažiausios vilties. Todėl esame vienoje barikadų pusėje. Dievo dažnis yra 50 Hz. Sėdėjo kirpykloj išmuilinta žiauna, klausėsi radio FM 91,4 MHz. O mašinėlin pakliuvo vandens, tai kaip trenkė per ausis 220 voltų, net seilės sučirškė. Paskui dievagojosi, kad girdėjo aiškiausiai, nelyg Vatikano diktorius būtų ištaręs. Klausėtės viešpaties balso.